Nors vasara jau ir į pabaigą ir susitikome per paskutinę vasaros šventę Žolinės, tačiau žaluma į sodą dar nesitraukė. Šiandien Svajonių sodų laidoje nuoširdus pokalbis su verslininku, laidų vedėju Luku Daku. Tai dabar tokia situacija, nėra daug tų pinigėlių, tai ką, valgai ką turi, tai pasiėmė juodą duoną, medžių lapų prisiskini, tai ką, valgai. Patirime, kaip rengti augalų laistymo sistemą. Taip. Darau dėl augaliukų, įrengiau skrydžio mašiną, kad nutekėtų augaliukams skanesnis vanduo. Ir kaip tai ciklingai kryžminti augaliją, jog užaugtų gražūs ir sveiki augalai. Na kągi, šiandien tokį gražų vakarą su tokia nuostabia komanda nuvažiavom į tokį nuostabų sodą pas šį nuostabų žmogų. Sveikas, Lukai. Labą. Tai pasakykite, ką nuveikėte šią vasarą ir ką veikėte savo sode? Nu, matot, šį vasarą kaip? Labai daug lietaus buvo, kas man iš esmės gal ir patiko, nes matot, automatiškai nereikėjo laisti augalų. Visą vasarą nereikėjo laisti augalų. Man kas dar patiko, lietutis nuplojo tualetą lauko. Visų pirma, nuplojo lauko tualetą, o šiaip, nu ką, gyveni, tai dirbi dėl savęs. Vis tiek sodai gyveni, dirbi, viską darai dėl savęs. Nu tai vis tiek, kuo ilgiau gyveni, tu kažkokį dizainą ir išgalvoji, tai ten tą pridėti, tą atėmė. Nu tai taip ir gyvenau aš tam sodai, nu dėl savęs dirbu. Dabar, aš manau, jau nebetemkime gumos, nes mačiau e-mailus, nuotraukas ir labai gražiai atrodo sodas, aš nekantrauju pamatyti jūsų sodą, Lukai. Gal geriau eikime kuo greičiau pažiūrėti, nes aš jau labai nekantrauju. Eime. Palauk, nesupratau biškį. O kur mes čia atėjom? Čia visiškai ne tas sodas, kuris mums siuntėte e-mailą. Kaip suprast? Apgavau laidą. Tai aš 10 metų siuntinėjau tuos laiškus, nieks nieko neatsakė. Tai dabar jūs apgaukit mane, bus 1-1. Ir tęsiam darbus, dirbti atvažiavom. Tai o ką mes čia rodysim, ką jūs mums čia parodysit? Čia visiškai nieko nėra. Kas čia? Tai ką, mielieji? Atvažiavome į šį nuostabų sodą ir, manau, nekantraujam visi jau pažiūrėti, ką jis mums turi pasiūlyti. Tai eikime pažiūrėti. Na kągi, Lukai, pasakykite, kokios jums pagalbos reikia? Tai finansinės, bet kokiu atveju, tai finansinės. Ne, o šiaip jeigu rimtai, išsiskiriam su žmona. Ne, aš šneku apie sodui pagalbą. Nu tai tokiu atveju medį pinigų pasodinti. Nu tai. Ne, o šiaip jeigu rimtai, pervesti į sąskaitą mano galite LT87. Kaip matome, verslininkas Lukas šiuo metu svajoja apie pinigų medį. Pasak jo, ką auginsi savo sodelyje, tą pritrauksi ir savo gyvenimą. Tai reiškia pirmas, kaip sakyti, mano vaisius sunkaus darbo. Tai yra šis lapuotis. Šitą lapuotį pasačiau ne su kokia tai intencija, su ta, kad vykdytų fotoerekciją. Žinokit, man atrodo, jūs sumaišėt. Čia yra visų pirma, kaip matom, spygliuotis. Ir turbūt turėjote omeny fotosintezę. Dieve, tai jūs čia gal prieš kameras atvažiavot pasigirti. Dar čia dėl pasakyti, gal ir kokią laidą Svajonių sodai filmuojam. Pats pagrindas koks buvo sodo, kad aš visą laiką norėjau, kad spygliuočiai remtųsi į lapuočius ir tokiu būdu sudarytų bendrą gyvatvorę, kuri būtų lyg jungtis, bet to pačiu gal šiokia tokia ir spynelė sodo. O ką jūs siekėte su šitą gyvatvorę? Ar čia kažkoks meninis sprendimas, ar vis dėlto savisaugos? Čia labiau savisaugos, saugumas labiau. Iš esmės tai čia man asmeniškai Da Vinčius, Leonardo Da Vinci. Pats padarė, taip, Leonardo Da Vinci, bet jaučiu, nežinau, aš kas jis labai toks, tai jaučiu dėl saugumo vis tiek darė jisai. Tai supratau. Nagi, Lukai, pasakykite, kokia šio sodo pagrindinė mintis? Ar tai pristaikymas prie kažkokių nors aplinkybių, ar savęs realizacija? Nu, visų pirma, čia ne kažkokia tai lietuvių kalbos, manau, kad pagrindinė mintis, realizacija, net nelabai suprantu, ką čia reiškia. O ūkiškai tariant, visą laiką sodą, sodinėlius, dėl gyvūnijos. Visą laiką darau gyvūnėlius, myliu gyvūnėlius, bandau pritraukti gyvūnėlius, nu tai gyvūnėliam. O galbūt pasakykite, kokie gyvūnėliai čia pas jūs užklysta? Ar ko jie čia ieško, gal kažko, gal jie kažką valgo pas jūs? Valgo. Bebras buvo, sudėjęs masalus. Irgi, pats gal atrodo, kad sudėjau masalus. Bebras buvo užklydęs, tą bebrą
Ką dariau, nesvarbu. Išsikepiau, viskas ten tvarkoja. Buvo lapė užklydus. Lapė buvo užklydus, nudiriau, kaimyniai nunešiau kailį. In vėliau su kitu nuėjo. Bet čia biškai toks brakonieriavimas išeina turbūt. Buvo meška užklydus iš to 8 miško, 8. Bet jau tą pats prisbijau, o vilkas irgi buvo. Aš irgi ne pats mandrotas esu. Užsidėjau gaidžio kostiumą, bet tai jisai bleva, tas vilkas jaučiu pats gudresnis suodė. Kažką suodė, kad jaučiu, kad aš gal netikras gaidys. Na, Lukai, o pasakykite, kodėl vis dėlto nusprendėte nedėti tvoros savo kiemo paradinėje pusėje? Žinot, visą laiką pagalvojau, žmonės mato ir pavydė, kaip aš gyvenu. Aš visą laiką norėjau ir kad geras susiekimas būtų, ir šiaip prie sienos pats gyvenu, tai. Nu, taip o. Žinot, pagalvojau, dėsim tvorą, statysim aplink viską į tokį oktagoną. Taip. Dėl bendro išprusimo. Tai jau nebenorite rodyti, kur gyvenate, taip? Nu, parodykit man, taip liaudiškai tariant, bent vieną milijonierių be tvoros. Teisingai. Aš nesu juoda avis tarp baltų. Aš labiau lydeka tarp karaus. Senjoro vizualizacija tikrai neeilinė. Gyvūnėliai pritraukiami įvairiais masalais, pasitelkiant įvairius viduramžių metodus, o tvoros nebuvimas simbolizuoja atvirumą, svetingumą bei šilumą visiems užklystantiems svečiams. Lukai, pasakykite, ar šiuos medžius jūs genėjate pats? Nu, geniukų čia nėra. Varnos būna skrenda. Ne, Lukai, aš neku, ar jūs juos kažkaip pagražinate, apipjaustote kažkaip pats juos, ar su kažkieno pagalba kažką pasisamdote? Ne, vat ir žmonės praeiviai gali užsikabinti ant šito, jo, aš pagalvojau. Ne, kertu jaunesnius medelius, mažesnius, nu, jos lengviau iškiš pagal mane. Vis tiek mažas, tų šaknų nėra. Jauni gal nedaugia, bet nu ką padarys, toks gyvenimas kartais. Taip. O senesnius nekertu palieku, jos vis tiek ir sunkiau kirst. Tai jo, nu kaip ir pradedu nuo mažesnių, o tos, dar pamiršau kad aš vis tiek žmogus geras esu. Lygotus pradžiai stengiuosi iškirsti, kad nesikankintų medelis, pamatau ten kažkoks apskretęs gal ir dažnai juodai baltus kertu, nes ten dėmės kažkokios pas jis būna, tai kertu tuos pirmą. Tai va. Nu ir galim sakyti, sodo žvaigždutė. L raidė suberta ne iš paprastų pajūrio akmenų, deimantų, smaragdų. Ši raidė daug komponuoja, su daug labai aspektų šio sodo. O kokie tai aspektai, vis dėlto čia vis tiek įdomus dizainas toksai, pagal ką jūs tai derinote? Vardas Lukas. Nu, taip, žinau. Lukas. Laisvė. O, labai gerai. Lietuva. O, taip. Landsbergis. Įdomu tai, kaip į sodą ir jo dekorą galima atsižvelgti iš kitos pusės. Sodininko dizainas paremtas ne tik asmeninė patirtimi, tačiau ir bandymo atkreipti dėmesį Lietuvos geopolitinės problemas. Matot, vienas iš mano sodo aspektų yra, aš neapkenčiu netvarkos. Taip, žinoma. Neturi būti nei vienos šakelės, nei vieno lapelio, nei vieno grūdelio, nieko. Šis kruopštumas leidžia išlaikyti tokio didingumo sodą. O sodinukus perku irgi čia prie to tik aukščiausios kokybės. O iš kur jūs juos gaunate? Štus. A klasės, vagiau iš kaimynų. Vagiau. Šitą iškirpsim. Vagiau, ką? Jūs negalite sakyti, kad vogat. Čia tiesioginis eteris, žiūrėkit, jūs taip negalite sakyti, nes čia vis tiek žiūrės, paskui ir policija žiūrės ir tai jums užtrauksis problemų. Tai žiūrėkit, pasakykite iš naujo, kad pirkot geriau iš kažkokios parduotuvės ir kad tiesiog nebūtų problemų, gerai? Tai filmuojam, toliau, sakykite dar kartą. Vagiau ir voksiu iš kaimynų, bet atsirenku iš kokių. Lukai, jūs negalite taip sakyti, ar jūs suprantat? Jūs tiesiog negalite. Kaip Rimai? Aš vagiau sodinukus? Baigt. Šitie kur su kamera, matai? Nu, jie man sakė sakyt, kad nevogiau, o pirkau senukuose. Tai Rimai, pik, nepik, gal ir vogiau. Bet jie man sakė sakyt, kad pirkau senukuose. Pik, nepik, darau kaip sakė. Gal ir vogiau, bet pirkau senukuose. Tik noriu priminti laidos dalyviai, kad mes vogti neskatinam ir mes tikrai... Palauk, tai šitie seimūnai kur vagia, kur orą užpirkinė, kad mano augalai nuvysto. Palaukit, šitie seimūnai kur užpirkinė orą, kad mano augalai nuvysto. Jūs apie šitą pašnekėkit. Politikų klanas, ko...
Na kągi, Lukai, pasakykite, kokius čia gražius augalus esate pasodinęs? Nu, čia ne. Lotyniškai Arafenijus eratijus, jeigu imt lietuviškai razblatkutė. Šiaip žinokit, čia yra lietuviškas augalas ir čia šiaip saulėgrąža yra, man atrodo, kiek aš matau. Ėmiau viržį ir gerberą, kaip dilkelę, kaip jinai. Žinokit, aš tai nežinau, čia yra jūsų augaliukai, čia jūs kryžmino, tai aš jūs tik klausau, mes norim duoti žmonėms daugiau patarimų, tai čia jūs turite žinoti šitus dalykus. Nu jo, tai ėmiau dilgelę, kryžminau su gerberą, dilgelė suvalė gerberą ir gavosi, kad užaugo gėlytės. Reiškiasi, vėlgi. Kur susikloja visas gražumas sodo, tai yra pasisuksim į tą pusę, gamtos harmonija. Galbūt paėję šiek tiek, akmenukai bendram horizontaliam vaizdui. O kas jeigu pasuksime ten? Ten nesukit. O kas ten? Ten šitą kamerą kažkaip nutildykit, užtildykit kamerą. Ten, panaškai, ten... yra, nežinau, mane gerbėt? Operatorių gerbėt. Mano soto gerbėt? Labai gerbėm, jo. Po vieną ten. Gerai. Po vieną. Nepatyrusi akis, gali sakyti, nieko čia ypatingo, sklypas ir tiek. Tačiau tik tikrieji šios srities asai supranta, kiek darbo buvo ir prakaito įdėta jau sukurti šį stebuklą. Na, Lukai, pasakykite, o ką jūs čia esate įsirengęs? Ar čia kažkokio naujųjų amžių meno kūrinys, ar kaip jūs tai priemate? Tai būtų savo eilės, savo darbis, dargi vienas. Aš, kadangi esu gamtos mylėtojas, pats jau daug kartų sakiau, įrengiau, viską darau dėl augaliukų. Žinoma, taip. Darau dėl augaliukų, įrengiau skrydžio mašiną, kad nutekėtų augaliukams skanesnis vanduo. Tai reiškia, dabar galvoju, kapsulė ištirpsta, visi rūbai išsiskria viskas ir augaliukam koks skanus vanduo, geria augaliukai, o Jėzus žydi, kaip žydi. Bet ponas, žiūrėkit, čia šiaip kenkia gamtai, negalima tai daryti, pažiūrėkit, jūs jau viena gėlė jau net nuvytus, be nieko, tik stiebas liko. Kam kenkia? Šitas kapsulės skalbimo gali pakenkti, nebent bacilom pakenkti gali, supranti. Tai va, ir, kaip sakyti, mini darželis irgi. Tai va, man kas patinka, kad pas mane gamtoje vyrauja harmonija. Harmonija mėgsta ką? Lygumą. Reiškia visur, visko po du pas mane gamtoje. Reikia žinot, kur ir ką kaip padėti, kad gamta būtų harmoninga bei gražiai sustruktūruota. Visko po du. Bet, Lukai, aš žinokit, čia nelabai matau harmonijos, nes čia viskas šiaip po vieną yra. Nu, jūs taip nesakykit, mes nesam kažkokie lonely ar vieniši, mes labiau gal, mes kartu su sodo augalais gal nesam kažkaip pasakyti įsipareigoję, esam open relationship'e, friends with benefits, talking stage, maybe, no attachments. Čia taip sklypas atrodė, žodžiu, prieš 3 metus, kai jį tik nupirkau, viską pats, žodžiu, sulipdžiau, reiškia, ir va taip pat atrodė šitas sklypas prieš tai. Bet, Lukai, čia žinokit, akivaizdžiai nėra jūsų sklypas. Nu, jūs sakykit, ką nori, bet čia tikrai ne jūsų sklypas, čia iš vis kažkoks stadionas yra. Jūs iš manęs vėl nupilnus mano atėjim savo rankom nuo pat pamatų. Pasiėmiau šitą sodą, apsiėmiau ir pradėjau dirbsiu. Jūs iš manęs mano atėjim nupilnus. Reikia mylėti ir gerbti savo sodą. Ir viskas bus gerai. Atsibodo man šitą laidą. Šitokie yra Luko žodžiai. Įkvepiantis ir galbūt paskatintis pradėti galvoti apie sodą. Tačiau Luko jau paūmėjo agresyvumas ir mums teko jo sodą apleisti. Faktas, tai nebuvo svajonių sodas. Bet šis sodas vis tiek turėjo ką iš savęs pasiūlyti. Tai ką, ačiū visiems, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų.